Pakėlimo ceremonija skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 36-osioms metinėms paminėti. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės vadovai, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo nariai, kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarai, užsienio šalių diplomatinio korpuso atstovai, kariuomenės vadovybė, kariuomenės rūšių ir pajėgų vadai, mūsų sąjungininkai, NATO padalinių Lietuvoje atstovai, Lietuvos laisvės kovų dalyviai, Lietuvos kariuomenės kūrėjai, savanoriai, tautinių bendrijų atstovai ir kitų nevyriausybinių visuomeninių organizacijų atstovai, sostinės vadovai, svečiai ir vilniečiai. Ceremonijoje taip pat dalyvauja apie 800 Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės šaulių, kurie šiandien iškilmingai pasižadėjo ir prisiekė Lietuvos Respublikai. 3 Baltijos valstybių vėliavų pakėlimą vykdo Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras. 3 Baltijos valstybių himnus giedos Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai Joana Gedmintaitė ir Tomas Pavilionis.